labas vakaras. Tai nėra rytas, diena, tiesiog jau pavakarė, vis tiek jau yra pusė 4. Grįžčiame namo apie 4 valandą. O man tada pradės linksmybės, kad viską reikės spės padaryti, nes rytoj rašom informatikos bandomai, tai bus ką veikti iš tikrųjų pasiruošti. Tai pamokas aš lyg ir padariau, kurias reiktų rytoj, bet tik tai anglų, kiek žinau, dar yra. Tai bent jau visgi mažiau iš tikrųjų pasiruošti viską, bet įmanomi dalykai. Todėl bandysime tai dar, aišku, šiandien yra rytas pečiai, todėl bandysime dar tai suspėti. O taip, kad mane vienas dalykas pėsina, kad negali prieš kameras kalbėti tokių dalykų, kurie yra tiesa, bet nenori žaisti žmonių, kurie tiesiog gali būti netyčia peržiūrėti šios klipus. Tas dalykas man bėsina. Iš tikrųjų, kartais nervuoja, kai yra kažkokie tai rėmai sukurti, sakykime, ne, į kuriuos reikia tipo pritaikyti ir juose būti, nes tipo negerai išlysti iš jų ar kažkas tokio. Tai va tai mane iš tikrųjų biškį bėsina, kodėl? Todėl, kad, nu, sakykim, tu esi menininkas ar kažkas tokio, nes, sakykim, kūrėjas. Tu kuri kaip tik nori, todėl man patinka YouTube, kad tu daryt, ką nori, man visiškai nėra skirtumo, ką kiti pasakys, nes aš kuriu kaip aš noriu ir man nėra skirtumo, ar tai bus gerai, ar tai bus blogai. Kam patiks, kam reikės, tam ir patiks, kaip sakant. Todėl tas dalykas ir yra, kad mane biškiuką bėsina, iš tikrųjų, kai mokykloje tokius dalykus turi daryti, kokius reikia daryti ir tas, nu, tobulėjimo principas iš tikrųjų yra durnas. Aišku, aš nieko blogo neturiu, viskas yra gerai. Nors kartais gal ir ne, bet tiek gyvenimas yra gražus, draugai, blem, iš tikrųjų, dangus labai gražus. Vardą tai parodys, iš tikrųjų, visai man patiko šiandien diena, tokia užskaityta, lietuvių pasimokinam, grafinių dizainą biškį parašėm. Oi, sakant, sunku. Kartais per daug minčių eina, kartais gali padaryti tokių blogų sprendimų, kartais, kad kai užplūsta kitokias mintis, ne tos, kurios turėtų, iš tikrųjų, todėl mes dar su to kovojame, tikiuosi, jūs ir tikriausiai, ne tai, kad tikiuosi, bet manau, ir jūs tai kovojate normalų dalyką, bet tikiuosi išeisime, viskas bus labai gerai. A dabar. Stuck in your way, you move someone else around so you can stay in your place. Gerai jaučiu presą, tai yra normaliai. Nugarą jaučiu, bet ne per daugiausiai, bet jaučiu iš tikrųjų gerai. Kaip sakant, vis tiek pasitravom. Tai jaučiasi, turėtų jaučiasi, bent jau priklauso tas jautimasis. Šiame egzamino, kaip matote, reikia bandyti spręsti šitas užduotis, programavimą būtent, jei jas pavyks spręsti, tada bus labai gerai ir, kaip sakant, tada būsime jau kaip ir pasiruošę egzaminų, bet kai paskaičiau nurodymus, ko reikia, automatiškai, opa, kaip čia padaryti, nes taip, tai žinai maždaug kaip padaryti, bet negalima daryti to būtent būdu, reikia kažkokiu kitu būdu ir tada būna, brendi, kaip sakant, brendi. Bet taip, aišku, viskas yra normaliai. Malkat nešta, pečių šiltas, kaip sakant, radiatoriai net karšti, pavalgęs, liko valandą iki kačialkas, tada valysim į kačialką, oras šiandien toks, kaip ir matėte, toks, visai dar neblogas, nėra toks jau labai šaltas. Grįžome, persijungėme, tos darbus padarėme ir iš karto prie pamokų. Vienas šitas dalykas, kažkaip anglų namų darbų kažko yra, bet perskaičiu tenai vieną dalyką, kad reikia pakalbėti tenai vienai minutei, tam iš jų kaip ir pasirašiau, paskaičiau, viskas galėsiu pakalbėti, paklaus klausimą. Ir dabar reikia programavimą mokytis. Iš tikrųjų, tada 6 valandą valyti kačialką, tada vėl grįžus daryti šį epizodą ir tada vėl eiti programavimą mokytis. Rimtai iš tikrųjų mokamės, viską darome, tokie dalykai. Nežinau, čia geri ar blogi, ar epizodam kenkia ar nekenkia, bet esmė yra tame, kad reikia mokytis, iš tikrųjų reikia mokytis. O dabar būtent tas metas, kai neapsisprendi, kas, kaip, ką, kam ir kodėl ir už ką, ir tokie dalykai mane iš tikrųjų pėsina. Bet toks tas gyvenimas mūsų. Toks tas gyvenimas. O taip pati diena, pirma pamoka fizika, per fiziką pasimokinam biškį, taip lengvai pasidėjom, tada antrą pamoką matėką rašėm. Nu, atrodė gerai parašiau, bet mokytojai užtruko 30 minučių visų darbus taisyti. Nes man iš tikrųjų tikimybės, niekas nemėgsta tikimybių. Bet tas dalykas yra, kad tik žinai, atrodė gerai. Mokytojai sako, kad šitą, kad tu debilas. Taip jau pasakė, kad tu čia taip darai viską. Aš toks pažiūriu uždavinį. Nu ja, paskals, kai nesiskaitai uždavinį. Tai biški užkinius tokie dalykai. Bet aišku, viską padariau taip, lyg ir lengva, iš tikrųjų, nėra labai sunku, bet kai durnas, iš tikrųjų, tai durnas, ne? Ne, kai gaunas taip, iš tikrųjų, tada trečia pamoka langas, nuėjau pavalgiau, ne dabar mokyklą išsivalgau, nes kadangi tiek sakėm, kad reikia kuo daugiau maitintis, todėl tas pliusas yra, kad valgome. Ir tada lietuvių 3 pamokas atidėjom. Ten per 3 pamoką žiūrėjom ten iš vis apie Kazį Bradūną, aišku, ten viską pačiam pasmokinom, tada 4 pamoka buvo man vėl lietuvių, tenai gramatiką kalėme, su mokytoja aptarėme ten kalbėjimą ar panašiai planą kaip daryti, kaip geriausiai viską kalbėti, ten visų struktūrą, tai yra gerai. Ir tada paskutinė pamoka, kai ten kalbėjau eidamas, grafinis dizainas buvo, kas man labiausiai užknis iš tikrųjų. Nieko nepadarys, viskas yra gerai, ruošiamės egzaminam, o kur stoti iš tikrųjų labiausiai ketiname, tai yra didžiausias klausimas.
ir ką veiksime po gimnazijos, iš tikrųjų, tai yra didžiausias klausimas. Mes ir turime lyg ir planą, vieną kelią, kurio eisime, nu gal 2 kelius, iš tikrųjų. Nors aš 3 kelius, 3 kelias nelabai kam patinka, iš tikrųjų. Nu yra gal net 4 keliai dabar pagalvojus, taip logiškai, bet tas 4 kelias yra neįmanomas, tai lieka 3 keliai. Tai žiūrėsime draugą, iš tikrųjų, kurį pasirinksime. O dabar einame mokytis, tada varome į kačialką, darysime pečius, tricą. Tikiuosi patiks, nežinau, bandysime gal biškai paįvairinti pratimus, kažką kitokio gal padaryti, jei pavyks. Ir kam nepatinka, atsiprašau, kam patinka, labai nuostabu. Šis susitelkimas buvo labiau viso sportavimo į Dineką. Šio paukojom. Ne tai, kad paukojom, bet tiesiog padarėm Dinekui. Nežinau kodėl, bet tiesiog taip nusprendžiu, sakau, šiandien reikia labiau pafumatyti, nes šiandien kažkoks buvo užsivedęs energingas ir žudė, ta prasme, grynai varė nesveikai, daug šiaukos. Maldės, viskas yra gerai. Aš ką žinau, iš tikrųjų, nu, kaip sakant, draugai, judam. Smirtame, kad jaučiame presą neblogai. Nugarą šiek tiek, bet kad nužudysiu šiandien visus pratimus, kad daryti, kad jau, žiauriai nužudyti, kažkas tokio tikrai taip nebuvo. Kodėl? Nežinau, bet kažkaip taip labai įdomiai man bent jau irgi. Nežinau, kodėl aš nenužudžiau. Nors turėjau, bet esmė tame vienas nefainam. Sportuot atstoja prie vieno treniruoklio, kur mum irgi reikia, ta prasme, kad super setas darytum ar kažkas tokio, nes jis tiesiog labai geras. 40 minučių. Toks iš tikrųjų grūzas buvo iš dalies. Aišku, kitus pratimus darėm viskas normaliai, bet, nu, pagrindas ten yra to būtent va, kad ryto ar kažkas tokio ir tas biškibėsnė iš tikrųjų, bet nieko. Ne, viskas taip yra labai gerai. Ką dabar darysime, tai eisime pasidaryti pavalgyti kaip visą laiką. Tada atsėsime, sudėtinsim šį epizodą. Eisime prie programavimo biškį pasidėti. Tenai 16 metų sprendžiu abudu programavimo uždavinius. Eiti prie kitų, spręsti kitų, žiūrėti kaip ten kas kaip, nes vis tiek reikia mokytis, kaip sakant, reikia mokytis taip
Aplamai apibendrinus ketvirtadienis toks labai keistas, durnas, greitas, nesuprantu, kas iš tikrųjų yra. Per daug minčių, kaip sakant, tukas į galvoje. Taip, iš tikrųjų, ką aš noriu pasakyti. Jūs reikia nuostabias dienas, nesvarbu, per ką euras eina, kaip kas būna, iš tikrųjų, viskas yra labai gerai. Jūs esate nuostabus, jūs esate talentingi, jūs tikrai galite viską ir, kaip sakant, rytoj yra penktadienis. Rytoj mes valdysime, jums gal yra šiandien, gal kokia kita absoliučiai diena, nesvarbu kas. Bet esmė yra tame, kad jūs galite paversti šią dieną užskaityti nuostabiai ir padaryti taip, kad jūs pradėtumėt bent jau per milimetrą, kaip sakant, per savo svajonės, nes tai yra svarbiausia gyvenime. Nors ir kaip gyvenimas jūs stipriai prispaus prie žemės. Manęs iš tikrųjų dabar galvos nelaiko ir prispaudęs iš tikrųjų, bet aišku, biškai bandai atsistoti, sunkiai, viskas gaunasi, bet viskas yra įmanoma. Ką aš šis dalykus noriu pasakyti, kad tikrai dabar toks biškai durnas etapas, iš tikrųjų, nuo dabar iš tikrųjų iki spėjų Liepos mėnesio, kol pabaigsime visus egzaminus, laukia linksmas etapas. Laukia linksmas etapas ir jis toksai sunkus iš tikrųjų bus. Ir draugai, atsiprašau, aš būsiu tikrųjų toks, pytas ar kažkoks netoks, ar kažkas kitaip bus, tiesiog tai yra normalu. Kaip sakant, bandome kažką pasiekti, bandome kažką viską perteikti, nufilmuoti ir kažkas tokio, nes visgi yra mūsų svajonės, kurias mes turime gyvendinti ir, kaip sakant, sieksime mes jų. Nors ir kaip sunku bus, tikrai sunku bus, aš tai žinau. Bet viskas bus labai gerai. Tikėkime iš tikrųjų, ne? Iki draugai. Esate nuostabus, šypsokitės, prenumeruokite, norite, neprenumeruokite. Svarbiausia, šypsokitės. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof.